Jeigu tavo React projektas naudoja InterShift, mėlyną spalvą ir ChatCN komponentus, na, labai tikėtina, kad jis nieko nesiskiria iš 10 000 kitų suvibe-codintų svetainių. Taigi, ką aš šiandien padarysiu, pasimsiu šį sąskaitų faktūrų MVP, kurį pasidariau su tik tai viena užklausa ir padarysiu tokį dizainą, kad jis iš tikrųjų išsiskirtų ir įsimintų. Todėl žiūrėkite video iki galo, jeigu norite pamatyti visą procesą. Ir šio video aprašyme rasite užklausas, kurias naudojau tobulinant šį projektą. Taigi tai bus 9 užklausos, kelios bonus užklausos ir, na, jas visas galėsite išbandyti praktiškai po to, kai pasižiūrėsite šitą video. O dabar tiesiog pradėkime. Taigi tai yra mano sąskaitų projektas. Čia mes galim sukurti naujas sąskaitas, pridėti naujus klientus, jeigu norim, ir panašiai, pasidaryti ataskaitas, turėti minimalius nustatymus ir visa kita. Šis projektas, nesupraskite manęs teisingai, jisai veikia tiek, kad jis atrodo kaip visi kiti projektai. Kaip matote, tai yra InterShiftas, mėlynos spalvos ir ChatCN komponentai ir ikonėlės. Tai yra tipinė vibe coderio estetika. Mes vibe coding grupiai kažkada diskutavom, kad, na, visi puslapiai atrodo tiesiog kaip štampuoti, lygiai taip pat. Taigi, tokius produktus iš tikrųjų pakankamai sudėtinga parduoti klientam, nes jie atsidarys jūsų MVP ir, na, pagalvos, tai dar tik tai viena programa, kurią aš 100 kartų jau esu matęs kitur ir šiandien reikia pasistengti. Kai mes paprašom AI modelių, sukurk, tarkim, dashboard ar sukurk kitą puslapį, AI generuoja tiesiog basic dizainą. Kodėl renkas tą dizainą, jeigu mes nenurodom kitaip? Kadangi jis buvo treniruotas ir dažniausiai matė tokio tipo dizainus, todėl ir jeigu mes nenurodom kitaip, tai 9 iš 10 mes turėsim kažką panašaus. Tai būtent tą patį šriftą, tas pačias spalvas ir tos pačius nuobodžius ChatCN komponentus. Taigi prieš keičiant dizainą, kiekvienos programos atveju mes turime atsakyti savo į 4 klausimus. Tai pirmasis, kas yra mūsų klientas. Na, mano atveju tai yra maži verslai, mažos įmonės, tikrai ne Silicon Valley gigantai ir ne dizaineriai. Tai žmonės, kurie tiesiog nori veikiančio, gražaus produkto. Antras klausimas, kokį jausmą noriu sukelti? Paprastumą, modernumą, spalvingumą. Kas skiria mane nuo konkurentų? Jeigu atsakymas nieko, tai problema jau ne dizaine, o pačioj programai. Ir ketvirtas, paskutinis klausimas savo prieš tobulinant dizainą. Koks vienas elementas yra įsimintinas jūsų aplikacijai? Na, jis turi būti kažkuom unikalus. Kaip matot, mano iš vienos užklausos sugeneruotai programai tokio dalyko nėra. Taigi, mano atveju tai yra lietuviai, ne TechSave, vertina stabilumą, jausmas, kurį turi jaust klientas, kad tai yra ne tiesiog hobi, o profesionalus produktas. Kuom jis įskiria, kad tai yra lietuviškas produktas ir lokaliai pritaikomas. O, na, signature elementą parodysiu šiek tiek vėliau video. Tai pirmiausia, ką darysim, tai, na, šitas InterShiftas jisai turi išnykti. O kaip tai padaryti? Tiesiog, na, atsidarysim mūsų projektą, įsijungsim Cloud Code, ar ne? Greitai pasidarysim init. Gerai, štai Cloud inicializavo projektą, sutinkam, kad atliktų pakeitimus, greit viską surašysim, na, kad tai darom, kad Cloudai būtų aiškiau ir jinai tiksliai žinotų, kas tai per projektas ir su kuo jis yra valdomas. Ir kai Cloudė baigs, štai pasirašiau tokią užklausą ir, na, mes ne patys ieškosim šrifto, o paprašysim Cloudė Code, šiuo atveju naudoju Cloudė Opus 4.5, kad mums išrinktų profesionalų ir nenubodų stilių. Taigi pasileiskim užklausą ir pasižiūrėkim, ką, na, Cloudė rekomenduos. Taigi mes turim 5 šriftus, tai matom rekomendacijas, taigi parinkau visus šriftus, kad jie veiktų su lietuvių kalba ir gal iš karto perskaitom trūkumus, tai gali atrodyti per startuoliškai, gali atrodyti šaltai korporatyviai mažom įmonėm, panašus į Inter, čia per drąsus gali būti. Gerai, tai siūloma IBM Plex Sense. Tai toks bus kompanijos feel, bet ne generic, ką mes turėjom dabar. Tai aš tiesiog taip Cloudai ir parašau štai čia, ar ne, kad pakeis Tailwind configą ir CSS, kad naudotų IBM Plex Sense. Būtent tai, ką rekomendavo Cloudė vietoj Inter, ar ne? Kad Cloudai būtų mažiau ieškoti, aš dar įkopijuoju tiesiog failiuką, ar ne,
kuriame reikės keisti, tai tailwind config.ts ir pasispaudžiam enter ir, na, duosim Klaudijai darbą. Tuo momentu dar galim pasižiūrėti, kaip atrodė mūsų senas šriftas, o po to grįšim prie jau naujo šrifto, ar ne? Kaip matom, Klaudija daro pakeitimus, keičia būtent Inter šriftą, kurį matėm pradžioj, į IBM Plex. Čia galima matyti, kokius pakeitimus Klaudija daro ar ne. Tai keičia index CSS ir keičia tailwind config. Na ir pažiūrėkim į mūsų puslapį. Na, šriftas yra šiek tiek gražesnis. Matom, kad tai nėra tas generic, kurį naudoja visi. Taigi, sekantis dalykas, logiška, kad būtų spalvos. Na, aš noriu nebenaudoti mėlynos ir žalios spalvos, kas yra dabar. Tai tiesiog užduosiu Klaudijai štai tokį klausimą, ar ne, kad kuriu lietuvišką sąskaitų faktūrų platformą, noriu išsiskirti iš dabartinių SAS, ar ne, tai mėlyna primary ir balta pilka paletė. Taigi aprašiau savo maždaug auditoriją, kaip aš įsivaizduoju, kas galimai būtų mano platformos vartotojai, ar kas galėtų įsigyti šitą produktą, ar ne. Vėlgi prašau Klaudės patarimų. Su teisinga užklausų inžinierė mes turim labai galingą pagalbininką ir kaip matom, Klaudė patikė atsakymą, tai 3 variantus. Ilta ir patikima, tai na, miško žala, patikė psichologiją ir skaičiukus bei spalvinius kodus. Na, aš visada labai nesigilinu į skaičiukus, ar ne, aš tiesiog žiūriu galutinę ataskaitą, tai na, rekomendacija yra miško žaluma, geriausiai tinka lietuvių smulkių verslininkų lūkesčius, stabilumas ir šiluma įsiskiria iš mėlynų SAS ir sukuria pasitikėjimą finansiniam produktui, ar ne? Tai kaip matom, palygino toną, auditoriją, pasitikėjimą ir kitus dalykus. Tai aš tiesiog parašiau štai tokią užklausą, ar ne, kad implementuok miško žalumą, atnaujink tam tikrus failus, ar ne, kur tas spalvos yra nurodomas. Tarp kitko, vibe codinant nebūtinai reikia nurodyti tas spalvas, tiesiog jeigu jūs žinot, kurios yra koreguojamos, tai na, nepakenks į kontekstą įtraukti ir konkrečius failus. Taigi paspaudžiam Enter, pasižiūrim paskutinį kartą, kaip atrodo mūsų su nauju šriftu ar ne projektėlis. Tiesa, šriftas tikrai fantastinis, aš jį įsiminsiu ir naudosiu dažniau. Štai Klaudė, matom, pakeitė index CSS failiuką, dabar dar pasikeis ir tailwind config.ts ir greitai galėsim pasižiūrėti, kaip tai atrodo mūsų programoje. Tarp kitko, kol laukiam, ką sugeneruos Klaudija, labai norėčiau pakviesti į artimiausius seminarus. Tai jau sausio 10-11 dienomis vyks išmok programuoti su dirbtiniu intelektu. Tai renkama nauja grupė ir kaina šiandien yra 97, labai greitai brangs iki 117, vėliau iki 137. Tai jeigu norite išmokti rašyti kodą su dirbtiniu intelektu, labai rekomenduoju registruotis į kursą, jis vyks visą savaitgalį, 14 valandų viso ir išmoksite daryti stulbinančius dalykus. Jeigu turite patirties, tuomet sausio gale vyks sausio 24-25 dienom Advanced Vibe Coding, tai jau patyrusiam vibe coderiam. Šis kursas dabar kainuoja 149 eurus, tačiau už 6 dienų jisai kainuos jau 199 eurus. Tai jeigu domina, matom, kad dar turim 25 laisvas vietas, todėl paskubėkite registruotis, nes, na, vietų skaičius mažėja. Siūlau užsukti į ponasobalys.lt /seminarai ir, na, pamatysit, ką aš jums galiu pasiūlyti. Tai šis kursas bus gyvas, live, tai lygiai taip pat su jumis kalbėsiu per kamerą ir mikrofoną ir, na, darysim projektus kartu, galėsit klausti ir aš pasistengsiu atsakyti maksimaliai į visus jūsų klausimus ir padėti su jūsų konkrečiais projektais. O dabar pasižiūrėkim į mūsų naują spalvinę temą. Fantastika, ar ne? Šiek tiek gal primena Revealę. Na, tikrai pasižiūrėkite, kaip atrodo pats dizainas. Fantastinis, ar ne? Ir šriftas. Ir jis iš karto padarius šitos mažyčius pakeitimus jau išsiskiria iš šabloninių, ar ne, dizainų. Bet tai toli gražu dar ne viskas, nes aš kaip ir minėjau, mums reikia kažkokio tokio akcento, ar ne,
kažkas, kas užkabintų ir įsimintų, kad tai matė mūsų projekte. Taigi dabar tiesiog nueikim į Cloud Code ir paprašykim. Noriu sukurti unikalų vizualinį dizainą savo sąskaitų platformai, kuris būtų mano signature, ar ne, labai išskirtinis. Tai surašiau maždaug kokias idėjas, kas tai galėtų būti galimai. Tai paprašysiu Cloud'ės atsižvelgiant į dabartinę projekto struktūrą, naujas spalvas ir naujus šriftus, kad parinktų geriausią signature elementą. Tai vėl prašau 3 idėjų, taigi subtilų, performant ir memorable. Ir pasižiūrėsim, ką šį kartą Cloud'ė pasiūlys. O čia, kaip mes prašėm, ar ne, kad Amber akcento naudojimas, tai naudojam papildomą akcentą, kad jis nebūtų per daug įkyrus spalvom ir būtų, kaip čia ir matom, teisingas balansas. Taigi Cloud'ė ir vėl pateikia 3 variantus. Pirmas yra ąžuolo šešėlis. Man labai patinka, kai Cloud'ė tiesiog nupiešia, kad mes galėtume vizualizuoti. Tai subtilus animuotas ąžuolo lapų pattern fone, kuris kvėpuoja ir reaguoja į scroll. Ok, įdomus sprendimas. Juosta Baltic Ribbon Accent System. Tradicinių lietuviškų juostų geometrinis pattern, kaip akcentas sistema ant kortelių viršaus. Progress barų ir taip toliau. Na, šitas nežinau, ar labai gerai. Ir siūlo Amber Glow. Užvedus atsiranda toksai šiltas šešėlis, ar ne? Ir atsiranda toksai kaip švieselę Halo. Taigi, ką rekomenduoju. Tik dėl šio video, nors siūlo kombinuoti juostą ir gintaro atspindį, aš paprašysiu, kad sukombinuotų visus 3 ir tai kardinaliai pakeis mūsų dizainą. Dar paskutinį kartą pasižiūrim, kaip atrodo mūsų projektas, kuris jau gražėja. Tikėtina bus dar gražesnis po šių atnaujinimų. Tai Cloud'ė atliko pakeitimus ir, matom naują dizainą, kurį dar šiek tiek reikės koreguoti. Tai matom tokius lapelius, juosteles, kur reikia. Ir, dizainas naudoja Bentų grid, kaip matom, atsirado procentai ir, žinoma, koreguoti reikės dar daug, bet taip paprastai galima tiesiog pasikeisti didžią dizaino dalį. Tiesa, dar vienas tipinis vibe coderio šablonas, kad labai yra viskas suspausta. Taigi aš Cloud'ės dar paklausiu, pažiūrėk mano dashboard layout ir pasiūlyk pakeitimus. Tai ar pakankamai breathing room, ar užtenka vietos, ar neatrodo labai viskas suspausta, ar hierarchija yra aiški ar ne, ar viskas sudėliota kaip priklauso. Ir paprašiau vėlgi Cloud'ės, kad pasiūlytų pakeitimus mūsų puslapį. Tai kaip ir tikėjausi, vertinu, kad nėra pakankamai vietos ar ne, nėra breathing room. Ir štai pasiūlymai, hierarchija taip pat nėra visiškai aiški ar ne. Unikalumas, vėlgi trūksta simetrijos, vizualinio ritmo ir focal point. Ir mobile responsive problema, fiksuotas aukštis per didelis ir, tai neveiks. Taigi Cloud'ė tiesiog daro dabar pakeitimus ir vėlgi tai turėtų atrodyti vizualiai kur kas gražiau nei yra dabar. Tiesa, kursų metu mes tik abstrakčiai kalbėsim apie šiuos dalykus, tačiau jeigu jūs turite kažkokį projektą ir jum aktualu pasitarti, kas liečia dizainą ar kažkokį funkcionalumą, visada nuėję į ponasobalys.lt galite paspausti kontaktų formą ir užsakyti konsultaciją asmeniškai su manim, kurios metu aš jums padėsiu spręsti didžiąją dalį jūsų problemų su jūsų projektais. Dabar grįžtam ir pasižiūrim, kaip atrodo mūsų atnaujintas dizainas, kuris tikėtina labai skirsis nuo tipinio su vibe codinto dizaino. Štai kaip matom, yra atnaujinimai. Taigi, vėl matom, kad sudėlioja dalykus tiesiog aiškiai, gal šiek tiek per daug vietos ar ne kai kur. Bet vėl, tai tiesiog dizainas ir mes norim kuo toliau nutolti nuo tipinio vibe coding dizaino, ar ne? Yra dar ir klaidų, kurias mes tikrai ištaisytumėm dirbdami konkrečiai ties šio projekto. Tai šiandien matėt labai paprastutį dizaino atnaujinimą, dabar galiu tiesiog palyginti, štai taip pats dizainas atrodė prieš tai, labai nuobodžiai, labai generic, kaip ir 10 000 kitų dizainų. Ir mes
vos per keliasdešimt minučių. Štai tiek atnaujinam dizainą, kaip ir minėjau. Na, tobulinti dar reikės, bet tai tiesiog buvo kaip demo, na, kad mes galim laisvai kaitalioti dizainą pagal mūsų poreikius, tiesiog užklausant Cloud'as, ar ne? Parašykit komentaruose, galbūt jums labiau patiko senasis dizainas ir jeigu patiko naujasis, žinoma, parašykit, kad patiko naujasis. Jei norit išmokti daryti panašius dalykus ar ne, kurti panašius projektus, kaip štai mes darėm šiandien, tikrai nueikite į Ponas Obuolys LT seminarai. Ir jeigu esate visiškai pradedantysis, tai šis kursas jums puikiai tiks, ar ne? Tai išmok programuoti su dirbtiniu intelektu. Ir nepamirškit peržiūrėję video paspausti apačioj esančią video aprašymo formą ir ten aš pasidalinsiu visomis užklausomis, kurias naudojau šiame video, todėl jūs galėsite bent jau užklausas naudoti kaip referencinės tam, kad galėtumėte atsinaujinti savo dizainą.